Todėl aš visą laiką sakau, kad nesvarbu yra pagrindinis tikslas tavo. Jisai yra būtinas tau kaip vyrui, kad turėti kelrodį, kad žinoti, kur tu eini, kuria kryptim, kad tavęs nemėtytų pirmyn atgal į šonus ir taip toliau. Kad tu žinotum, kur tau eiti, į kokius sprendimus gyvenime priimti, kad ten nueitum. Bet kas yra svarbiausia, tai vat šitas kelias nuo taško A iki galutinio taško B. Ir kuom tu tampi, kokią asmenybę tu pavirsti, siekdamas šito. Nes jeigu šito tikslo nebūtų, tai tu ten neaišku kur. Gale, priekyje, šone, kur tu ten atsirastum. Neaišku, kas iš tavęs gautųsi. Kur vėjas pabučiu, ten ir tu. O kai tu esi žmogus su tikslu, gyvas žmogus, nusiteikęs ir pasiaukojantis, tai tu kuri save kaip asmenybę. Tu jau nebesi eilinis žmogus.